Norėjau žinti vakar iš klubą, iššoka paimsam. O, man, tiesiog nesėteris, tai man žinios! Šiandien mūsų žiniose. Toliau mūsų žiniose matysime savaitės kriminalus. Nu, nežinau. Sveiki, su jumis ir vėl Mados Reidas. Šiandien pažiūrėsime naują rudens kolekciją. Oi, palaukit, porelė graži eina. Pakomentuokite. Vis dėlto, kaip jums šovė mintis atvykti į šį nuostabų renginį? Mes sužinojome, kad jis ir atvažiavome pastebėti šio renginio. Pavyzdžiui, jūs aprangas savo šitam renginiui. Na ką aš jums galiu pasakyti? Na, aš iš jūsų aprangas matyčiau kėdų, kai tiesiai iš sporto rūmų atvykote. Jūs teisus, visiškai. Gerai, kviečiu jūs į vidų ir... Ačiū jums labai. Gerai. Ačiū. Toliau pratęsime mūsų interviu su kitais mūsų atvykusiais svečiais. Mūsų renginys ir eime toliau, žiūrėkite manikėlį. Headshot. Vienu žodžiu marozai mano draugai. O ką tai nepasakyti, ponas? Nėra prasmės kalbėti. Prašau, ponas, pasakykite, kas jums buvo? Na, kas jums buvo, prašau, pasakykite. Atsiprašant, čia tokia yra jūsų lietuvių kultūra? Ar įdomu tas matų, kuris man šitai padarė? Bet tai kas dabar jums bus? Kur? Čia reikia kreiptis į aukštesnės privilegijas. O jūs kreipėtės? Kaip jūs dabar jaučiatės? Nėra prasmės kalbėti. O kas čia toks Žiniasklaida nesikite jokio Kas čia? Kas jūs vėsi? Girdėjau. Jūs vėsi, ponas. Ponas, jūs vėsi. Ką tu čia filmuoji, lavonas, ką? Žinai, mūsų kaščiorus pažįstamus. Tai gal pažiūrim reportažą, kaip šią savaitę jie padarė 5 vidurinę. Gerai. Sveiki, šiandien ir vėl su jumis laida Kaščioro pasaulyje. Gerai, pradėkime trumpą interviu. 5 vidurinės kapitoną. Galime pakviesti ir iš jo paimti trumpą interviu. Taigi, kaip jums šovė mintis susitikti su tokia stipria Naujamiesčio komanda? Tai va, gavom labdarą, maiks nusipirkom, pasitaupėm pinigų, pričiuosi pasidarėm, atvažiavom Kaščius prieš. Gerai, karočią, žiūrėsime kokios varžybos ir persikeliame tiesiai į varžybą. Nesikankinio medalio, bet verta kovot lygi galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai. Neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Tik per klaidą netapome čempionai. Naujamiesčio komanda prieš Panevėžio 5 vidurinės komandą. Rezultatas 303 Naujamiesčio naudai. Pakalbinkime 5 vidurinės komandos kapitoną. Kaip jūs paaiškintumėte savo tokį prastą, netgi labai prastą žaidimą? Nežinau. Nesisekė. Žiauri. Naujamiestis labai gera komanda. Labai gera komanda, matėm, kai jau turi žaidėjų. Susižaidė. Taip, baigiame mūsų interviu ir einame tiesiai į tiesioginį, beveik tiesioginį eterį į mūsų NAC studiją. Grįžom beveik į tiesioginį eterį. Toliau
Mūsų žavusis oro berniukas Naglas Šluja. Labas vakaras. Šiandien orose. Turime labai prastų žinių. Štai iš čia artėjantis ciklonas atneš stiprius lietus. Lis čia, čia ir netgi čia. Todėl saulė gali ir nešviesti, bet kažkur gali išviesti. Todėl mes kviečiame jūs savo saulę susikurti Egiveldą ir palaikyti NAC komandą. Grįžtame į studiją. Viskas, čia buvo NAC žinios. Vienu žodžiu, susitiksime po 3 savaičių, toje pačioje laidoje, tą pačią minutę ir tą pačią kanalą. Žengsiu aktualiai, startuosiu idealiai, manęs nedomina jokie metaliai, varau tik savo šalį, nesiekiu garbės, nesivaikau tuščios šlovės, man to nereikia, kas įaugę, tas ir veikia, pats išmokau pažinti žmogų, kada sunku nelyst po stogu, tas neužlopo laiko tarpu, gali pasiekti viršūnę, tik savo darbu, tik savo rankomis statyti ar sugriauti, tik savo lūpomis ištarti ar maldauti, kartais atsibosta su savim kariauti.